Juodasis rytas horizonto toliai, kiek dar kelionė truks, broli, kiek dar dienų kol nuguls dulkės, kol tau ištars gulkis. Žodžiai teisingi kieno pusėje, tu rankoje akmuo ar dar būsi jo, kam tu teisėjas, kam rankos budelio, kam laiškas dugne budelio. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Tu gal atvežė man riešutų? Ko? Riešutų, kai laikydavai mane vaikų namuose, visą laiką atveždavai man riešutų. Jo, teisingai. Tugi prašydavai visą laiką riešutų. Taip, nes mandarinai per stipriai kvepia, bananai su vynuogėm po pagalbę susitraiško, obuolių ir taip pilna. Lygdavo riešutai? Ne, Švarcai. Žinok, neatvežiau. Va, viskas, ką turiu. Cigarečių pakelis. Tai raktai nuo dviračio spynos. Nuo ko, nuo dviračio spynos? Tu kad dviračių važinėt pradėjai? Klausyk, nepradėk, baig. Čia pleistras nuo rūkimo. Gerai, viskas. Laikas man eit. Sveiki. Sveiki. O kavą vis dėlto jūs gerite? O jūs kas, tyrėjas? Taip, galima sakyti, aš tyrėjas. Ir ką tyrėt? Na, jūs gerite kavą, taip? Taip. Na, vadinasi, tą, kad kai aš jūs pakviečiau degalinėje išgerti su manim kavos, jūs atsisakėte. Vadinasi, mano kompanija jums nemaloni ir dėl kažkokių priežasčių. Kol kas varot praktiškai be klaidų. Parodykit man. Ekspreso, dvigubas. O jau gerokai po pietų. Vadinasi, jūs šiąnakt blogai miegojate arba iš viso nemiegojat. Moteris prie vyrų kalėjimo. Vadinasi, jūs čia dirbate arba kažką lankote. O aš tiksliai žinau, kad jūs čia nedirbate, nes jūs dirbate degalinėje operatorė, reiškia, jūs kažką lankėte. Jūsų lūpos subtiliai padažytas, o akis liūdnas. Vadinasi, jūs verkėte ir verkėte dėl to vyro, kurį čia lankėte. Baikit, nusišnekat jūs, gerai? Taip, dėl to vyro, dėl kurio mes su jumis negalėjom tada nueiti išgerti kavos. Viskas? Kol kas viskas. Labas. Klausyk, kai galėsi patikrinti šios dienos kalinių lankytojų sąrašą. Moteris maždaug apie 30 metų neseniai išėjo iš lankymo. Reikia parašyti kokiu tikslu. Nu tai rašyk bylos tyrimai. Aš tau atvirkščiai, dalį pirmą. Taip. Pasižiūrėk, kaip žiūri. Man nori klausyti.
Aš žinojau, Maručiu, kad tu man paskambinsi, aš galėjau lažintis iš bet ko. Sakyk, žinai, kaip vadinasi šitą vietą? O tu čia mane egzaminą nori Nu, surengti? ko čia dabar nervinės? Nu, tai sakyk, kad žinai ar nežinai. Tauro kalnas. Ne, ne visiškai teisus. Šita vieta, senų senovėje, buvo vadinama Velnių ir Vaiduoklių kalnu. Ir būtent šita vieta turėtų būti Vilniaus ir visos Lietuvos simboliu. Šita vieta, o ne tas nuobodus, slenkantis Gedimino kalnas. Lietuvos simbolis yra va šitas – Velnių ir Vaiduoklių kalnas. Nes tarp mūsų pilna velnių ir pilna vaiduoklių. Ir Klausyk, visi prakeikti. tu čia mane pasikvietei, kad pravestum istorijos pamokėlę, taip? Ar tu nori man čia savo filosofijas išdėstyti? Ne, Maručiu, matai, mes abu panašus. Mes abu kovojam su velniais ir vaiduokliais. Tiek išoriniais, tiek vidiniais. Nu, savo paties. Koganai, baig. Einam prie reikalo. Ko tau iš manęs reikia? Aš bijau dėl savo sūnaus. Kalėjime jam grėsia mirtis, jį kažkas medžioja. Aš žinau, kad tu tyri jo bylą. Man reikia tavo pagalbos. Prašyk, ko nori. Noriu, kad tu rimtai apsispręstum, ar tu su manim, ar prieš mane. Ar su manim, ar prieš mane. Jeigu tu manai, kad man pakanka, kad aš čia namą pasistačiau, kad aš čia vaikais apsistačiau, tu labai klysti. Mes Remigijau galim daugiau. Mes galim daug daugiau, bet tu turi rimtai apsispręsti. Ar tu su manim, ar tu prieš mane. Apsispręsk. Eisiu į voną. Jum leidus. Tėti, ką tu darai? Čia mano meškiukas! Šabaikelį. Aš tau nupirksiu didelį gražų meškiuką. Naują didelį gražų meškiuką. Ir mes išvyksim ten, kur šilta. Ir tu galėsi su tą meškiuku žaisti. Bet tai vagystė, tu vagis! Aš ne vagis. Mes, vaikeli, ne vagis. Mes tik pasiimam tai, kas mums priklauso. Tu vagis ir žudikas, tu nusidėjai mano meškiuką! Viskas gerai. Tu pamatysi, aš tau viską po to paaiškinsiu. Vaikai, ką jūs ten dar? Einam, vaikeli, prašau manęs klausyti. Vėliau aš tau viską paaiškinsiu. Pastovėk. Palauk. Visą viešpat. Gerai, ateik čia. Ateik. Na tai aš įsakiau savo pageidavimus. Dabar sakyk tu. Ko nori už pagalbą? Po elnių, aš niekad negalėjau patikėti, kad aš iš tavęs kažko tai norėsiu. Bet yra vienas dalykas, kuris mane domina. Tu tik sakėjai, kad tu turi sūnų ir nori jo rūpintis. Tai vat, aš irgi turiu sūnų ir rūpinosi jo. Kokių velnių tu jį traukiai pas save? Ko tu nori iš Luko? Taip jau maniau. Nu tai sakyk konkrečiai, ko nori.
Aš noriu, kad jis daugiau su jumis nebendrautų. Kad nebendrautų su tavim ir su tavo benkartais. O. Koks pono tardytojo žodynas. Brangusis. Maručiai. Paklausyk manęs. Išgelbėti galima tik tuos, kurie patys nori būti išgelbėti. Tarp mano sūnaus ir tavo sūnaus yra esminis skirtumas. Mano sūnus nori, kad aš jį išgelbėčiau. O dėl tavo tai aš labai suabejočiau. Taip ir maniau, kad aš tuščiai gaištų laiką. Tvarkykis savo reikalus pats. Palauk, Maručiai. Žinau, kad tu nieko negali man pažadėti. Aš tau irgi nieko negaliu pažadėti. Bet aš to prisiekiu. Kol Lukas nuspręs būti mano globoje, aš jo rūpinsiuos kaip savo sūnum. Ir tu netrukdysi jam išeiti, jeigu jisai panorės. Jeigu jis panorės, aš netrukdysiu. Tu netrukdysi jam išeiti, jeigu jisai panorės. Gerai. Sutarta. Gali eiti. Savo problemas aš pats išspręsiu. Paklausyk tu. Tu man nesakyk, kada eiti, o aš tau nesakysiu, kur eiti. Sutarėm? Maručiai, kas yra? Su amžium kažkas nervingas pasidarė. Visi nejaunėjom. Kas ją valgys? Vakas užsakė, mes čia atnešė, kaip... Šita tavo. Taip. Be svajonės, žmogus. Lukai! Kas yra? Kas yra? Klausyk, ko nori labiausiai gimtadienį? Ko tu nori? Ta prasme, jūs dabar manęs klausėt, vad nusprendė dabar paklausti. Nu? Taigi sėdim, švenčiam, apdovanojat, viskas okei. Ne ta prasme. Svajonė turi, tipo, žinai, kad labiausiai ko nori gyvenime, bet žinai, kad negausi. Jis tavo bobos nori. Ai! Nenoriu aš tavo bobas. Rimtai. Nežinau, ką žinau. Žinau. Noriu, kad mano koja būtų kem 3 dydžio. Noriu, kad mano koja būtų kem 3 dydžio. Tu neįsivaizduoji, kaip pučinis ieškoti kem 6 dydžio batų. Rimtai? Čia tavo noras toks? Kas jums yra normalus noras yra? Palauk, aš tau primenu dar kartą. Tu gali... Bet ko? Taip, bet ko norėti, supranti? Bet ko, seni, tu supranti, bet ko? Kortelę su nesibaigiančia sąskaita. Nežinau, pachmo, kad niekada nebūtų gyvenime. Šitą aš užsisakau, jeigu gali. Va, o tu nori, kad koja būtų 3 dydžiais mažesnė? Klausyk, mano gimtadienis, kad noriu tą svajonę. Tiesos yra. Psichas. Su gimtadieniu. Norą sugadintum ir viskas. Taip. Nervinai. Tuoj grįšiu. Eina zepliuko prajodyti. Pasakoji kam nors. O kas jeigu ir pasakojau? Kas tada? Šimtai klausiu. Nepasakoju. Aišku, kad nepasakoju. Man dar pačia reikia su tą mintim susigyventi. Apgalvoji mano pasiūlymą? Kokį dar pasiūlymą, Levi? Aš jau pagalvojau. Pasakiau, nereiškia ne. Blin, Merlo. Nebūk mažvaikė, gerai? Sugadinsi ir man ir savo gyvenimą. Aš tau duodu paskutinį šansą. Ką? Paskutinį šansą, ką tu čia kalbi? Tu čia man grasini, ką? Dabar taip, rytoj pat aš padedu pareiškimą ir išeinu iš darbo, aišku? Dėl vaiko galiu nesukti savo galvos, aš pati jo pasirūpinsiu ir pasakosiu, aš kam norėsiu, aišku. Tu čia man negrasinsi. Labas. Yra reikalas. Jo, susitinkam kaip visada. Greitai. Gerai.
Фу, блин, Bita, išgazinai. Kaip tau išeina taip prisirinti visada? Мастерство не пропьешь, kaip sako. Ko skambini? Yra reikalas. Tai aišku, kad jau ne apie oro susirinkom šnekėti. Jo, reikia, kad nebūtų. Tai aš moku. Kas per razborkas? Nu, šį kartą čia nelabai razborkės kaunas. Levi, nemalk šūdo. Kas nutiko? Ne. Jauna pana. Graži pana. Kas jums darosi? Blin, Bita, taigi tu visą laiką sakydavai, kad neklausi priežasčių, a? Darbas yra darbas. Priežasčių tu neklausinėjai. Jeigu yra užsakymas, vadinasi, yra ir priežastis, taip? Bet tu ją pažiūrėk, jei kokių 20 metų. Ką jinai tau galėjo padaryti? Moku dvigubai. Ne, Levi. Ne babkėse reikalas. Aš noriu naktimis ramiai miegoti. Tu ramiai miegoti nebesvaik, Bita. Jums taip atrodo, kad tai viskas paprasta. Bet prie moterų ir vaikų aš rankų neliesiu. Klausyk, Bita, kiek tu metų pas mus dirbi, ką? 8-10. Ar buvo kada nors, kad mes iš savo pusės ką nors tau nepadarytumėm, nesumokėtumėm, a? Sakau, yra užsakymas, vadinasi, yra už ką. Bet tu pažiūrėk ją. Klausyk, Bita, moku trigubai. Paėmi ir padarai. Kitaip patikėk manim, tikrai naktimis ramiai nemiegosi. Nenorėtum, kad mentai gautų visą tavo bylą, a? Štai, adresas. Apsisuk. Važiuojame kalėjimą. Direktoriau, aš bandžiau ponui sakyti, kad jūs užsiėmęs, bet jis neklausė. Nieko, Ramūnė, viskas gerai, ačiū, palikit mus. Tai ką, tai čia pažemino, Vladai? O norėtum? Ne, laikinai mano kabinetą remontuoja. Tai, užeik, sėskis. Iš tavo lūpų. Sėskis tai skamba neįtin maloniai. Tai... Girdėjau, už mėnesio baigėsi kadencija, naujas konkursas. Tai ko tu tyli, tai žinai, mano ryšius. Norėtųsi kelis metus šiltai pagyventi. Nesinorėtum, kad čia prasidėtų patikrinimai, atestacijos, revizijos. Nesinorėtų, kad iškiltų klausimai, kodėl kalėjime darbo metu kaliniai peiliais užpuldinėjami. Nieko nesupratau, nieko nežinau. Vladai, gal pasirašytum? Na ir kągi aš čia tokio turėčiau pasirašyti? Šaunuolis, Vladai. Visada reikia žinot, ant ko pasirašai. Čia dokumentas, kuris patvirtina, kad aš tinkamai išauklėjau savo sūnų. Nieko nesupratau. Supranti, Vladai, aš labai ilgai, labai kantriai, labai užsispyrusiai auklėjau savo sūnus ir aš manau, kad jie patekė į tavo globėjiškas rankas, neapvylė savo seno tėvo. Čia yra įsakymas paleisti mano sūnų, Simoną Koganą, už pavyzdingą elgesį. Anksčiau laiko paleisti iš įkalinimo įstaigos. Pasirašyk. O dabar aš, Fredai, supratau. Bet, Fredai, aš norėčiau, kad ir tu suprastum, kad aš šitai padarysiu tik vardan mūsų senos draugystės. Vardan mūsų. Vladai, dar vieną egzempliorių. Vardan mūsų. Vardan. Vardan. Na, ačiū, Vladai. Linkėjimai sūnui. Perduosiu. Vladai, rašyklė. Prašau? Rašyklė. Taip. Ai, Vladai, ai.
nepasirodėm mes